Ačiū labai visiems susirinkusiems, ačiū Genocido ir rezistencijos tyrimų centrui, ačiū profesoriui, kad sutiko pakalbėti šią temą. Kaip išleidęs šitą knygą, pirmiausia noriu pasiaiškinti, kam jos atrodė, jog reikia. Nuolatos kalbam įvairiausiom temom, kurios betarpiškai susijusios su nacionalizmu ir su nacionalinė valstybė, bet tiesiogiai apie tai kaip ir nekalbam. Kalbam apie migraciją, kalbam apie kalbos politiką, apie tai, kaip kuriama daugiakalbė aplinka ir ypač Vilniuje turbūt kasdieną tą jaučiam. Kalbam apie Europos virsmą, europinę valstybę, kas tame mato kažką gero, kas grėsmę. Kalbam apie daugybę reiškinių ir visi jie susiję tiesiogiai su nacionalizmu, bet apie jį taip kaip ir nelabai kalbam, o reikėtų, nes tai atrodo daugiausiai, ar vienas daugiausiai mitais apipintų reiškinių šiuolaikiniam politiniam pasaulyje. Ir šita knyga parašyta 2018 metais anglų kalba, iš karto atkreipia daugelio dėmesį tarptų, kam ypač anglakalbėme pasaulyje rūpi šitos temos ir nacionalinė valstybė, kam rūpi, kad ji neišnyktų. Parašyta, kaip jau paminėjo gerbiamas Gaudentas, žydų autoriaus iš Izraelio. Yra toks paradoksas, čia gal apie jį nesiplėsim, bet ne vienas turbūt esate įvairiose kontekstuose pastebėjęs. Žydai yra ta tauta, kuri gali šiandien savo leisti kalbėti dalykus, kurių kartais gal kitos tautos savo neleidžia. Ir Izraelis yra ta valstybė, kuri, bene drąsiausiai, jo kritikai pasakytų įžuliausiai, drįsta būti nacionalinė valstybė ir dėl to nesigėdyti. Tai jo tas tekstas iš tikrųjų paliko įspūdį. Jokių būdų nesakau, kad jis idealus, jam yra kritikos, ta kritika paminėta ir pratarmėje. Bet apskritai tokios knygos trūko. Kitas dalykas, kurį paminiu pratarmėje, yra tai, kad ko gero trys po nepriklausomybės atkūrimo knygos nacionalizmo tema iš tokių klasikinių, garsiausių, ryškiausių pasaulį parašytų tekstų, ta tematika te buvo išverstos į lietuvių kalbą ir išleistos ir tai padaryta pirmą nepriklausomybės dešimtmetį. Ir nuo tada apie tai nieko nebuvo. Vadinasi, tas vakuumas tik tai pūtėsi ir plėtėsi. Ir daug sovietinių mitų, apie kuriuos gal dar po to išsiplėsim, kerojo ir aš manau toliau keroja mūsų galvose, įskaitant ir jaunesnės kartas, kurios to sovietmečio nematė. Ir tarytum iš laisvojo pasaulio tuos mitus pasigavo. Tai prie tų mitų dar prieisim, bet pradžiai gal norėtųsi pasakyti tiesiog tai, kad nacionalizmas paradoksaliai, čia turėjo pradžioje, kai Gaudentas skaitė, tą anotacijos vietą skambėti labai keistai, kad tai yra įtakingiausia šios dienos doktrina, bet tuo pačiu metu mes dažniausiai ją girdim pačioj blogiausiai šviesoje. Kaip kažką baisaus, pavojingo, keliančio karus, neigiančio žmogaus teises ir taip toliau ir panašiai. Bet būtent taip ir atsitinka. Nors juodinamas įvairiausiais būdais, nacionalizmas vis dar yra, sutikčiau su autorium, turbūt įtakingiausia doktrina ta prasme, kad mūsų šiandieninė pasaulio tvarka, pasaulio žemėlapis, kuriame vis dar yra nacionalinės arba tautinės valstybės ir dominuoja, yra tvarka sukurta pagal nacionalizmo principą. Ir visą 20 amžių jį plėtėsi, netraukėsi, o plėtėsi. Ir kas vyksta 21 amžiui, kai prasidėjo tas būtent mūsų dažnai girdimas nuo LRT iki visų kitų žiniasklaidos priemonių plačiai transliuojamas puolimas, koks baisus yra nacionalizmas ir tautinė valstybė. Kiek paradoksaliai, iš tikrųjų labai natūraliai kilo reakcija visose šalise, kur tai vyksta ir pradėta ginti šitą principą. Ir žmonės, kurie jau buvo abejingi tam principui, atsigrėžė į tą principą ir suprato, kad čia yra kažkas svarbaus ir reikalingo turėti tą savo tautinę valstybę ir teisę spręsti savo tvarką ir gyventi pagal savo įsitikinimus. Lietuviams turbūt ypatingai paradoksalu būtų keikti nacionalizmą, nes viskas, kuo mes didžiuojamės, gerai, ne viskas, bet viskas, kuo didžiuojamės laisvės kovų istorijoje, tai yra, aš sakyčiau, nacionalizmo istorija. Dėl to man labai rūpėjo būtent šioje vietoje pristatyti šitą knygą, nes nacionalizmas yra laisvės kovas į priekį varanti idėja.
Mūsų vasario 16, mūsų kovo 11, sausio 13, išsirinkit bet kurią datą, kurią minim kaip laisvės kovų kažkokį puslapį. Mūsų visi rezistencijos etapai tai yra etapai bandymų lietuvių tautai realizuoti savo nacionalistinį siekį, turėti valstybę ir patiems save valdyti. Mūsų tautinis sąjūdis 19 amžiui, tas atgimimas, kada ta jau merdinti lietuvybė vis dėlto atgavo raštą, atgavo statusą, pripažinimą ir galiausiai pasiekė valstybingumą, visa tai buvo nacionalistinė pastanga. Tas pats vyko visoje Europoje 19 amžiaus antroje pusėje. Tautos kilo ir būtent tuo nacionalistiniu užsidėgymu, kad mes turim būti verti, mes turim būti kultūringi, mes turim parodyti pasauliui savo vertę būtent kultūros pasiekimais. Tai tapo didžiuliu švietimo sąjūdžiu, ugdymo gal reiktų sakyti, nes pačia geriausia prasme žmonės siekia raštingumo ar didelė dalimi bent jau iš tokio nacionalistinio užsidėgymo, kad mūsų tauta turi tapti verta valstybės ir apskritai vietos istorijoje. Ir tie pasiekimai, kuriais anksčiau tai tikrai daug kas didžiavosi, tarpukario Lietuvos pasiekimais ir šiandien turėtume jais didžiuotis, vėlgi didžiaja dalimi jų motivacijos buvo nacionalistinės motivacijos. Jeigu jau gavome teisę turėti valstybę, jeigu ją apgynėm, išsikovojom, tai ji turi būti verta viso to, kas dėl jos sudėta. Bet nepaisant viso šito, nacionalizmas yra labai dažnai puolamas ir aš manau, kad ilgą laiką dar bus. Tai bus turbūt raktinė ir čia profesoriau turbūt pirmasis klausimas, kurį verta turėti galvoje. Ar sutiksit, kad nacionalizmo ir globalizmo kova bus tokia raktinė, struktūruojanti visas politinius įvykius 21 amžiaus kova? Ir šitą turint galvoje, kodėl vis dėlto reikėjo ir tebereikia, jeigu sutinkat, kad tebereikia nacionalizmo mūsų moderniais laikais šiandieninėme pasaulyje? Be abejo, kalbant apie nacionalizmą, pirmiausia reikia turėti omenyje, kad vadinamoji nacionalinė valstybė yra vienas iš nedaugelio pasaulio istorijoje buvusių politinės organizacijos principų. Tai yra visiškai natūralu, nes tai, kas vadinama politinė bendruomenė, grindžiama tam tikrų ryšių. Žmonės patys savaime yra skirtingi, todėl jokia žmonių bendrija negali egzistuoti savaime. Vien pažiūrų, interesų ir taip toliau skirtumai veikia kaip išcentrinės jėgos. Taigi, kalbant labai paprastai, žmonių bendrijas reikia suklijuoti. Ir klijų rūšių yra labai nedaug. Jeigu jau kalbame apie tokią žmonių bendriją kaip politinė bendrija, tai pasaulio istorijoje faktiškai yra buvę tik 3 valstybių tipai. Miestas valstybė, imperija ir nacionalinė valstybė. Variantų čia nėra ir negali būti daug. Ir be abejo, visa pasaulio istorija yra tam tikras eksperimentavimas, nes visada ieškoma būdų suderinti 2 dalykus. Bet koks žmogus ar tauta, jis nori ne šiaip būti. Kiekvienas žmogus ar tauta privalo reprezentuoti, arba bent jau siekti šito, žmogiškumą plačiausia to žodžio prasme. Arba kalbant labai trumpai, reprezentuoti žmoniją. Įmanomai geriausiu būdu. Būtent šita aplinkybė savaime mus stumia vieno poliaus link. Politiškai reprezentuoti žmoniją, tam tikra svajonė yra sukurti žmonijos politinę bendriją. Kitaip tariant, žmoniją paversti tam tikro politinio darinio subjektu. Bet bėda yra ta, kad klausimas, kas yra žmogus arba žmonija,
yra švelniai tariant sudėtingas. Ir dar yra viena bėdelė, kad žmogus yra ribota būtybė. Mes tiesiog negalime apriepti, net fiziškai ir net mentaliai, visos žmonijos. Todėl tam, kad galėtume sukurti socialinį ryšį, reikia kito pagrindo. Tauta yra vienas iš jų. Virsti tauta. Ir be šito tautinio, imperinio principo daugiau nelabai kas lieka. Dar lieka galbūt grinai procedūrinė valstybė, apie kokią svajojo liberalizmas. Ir be abejo marksizmas, kurio doktrinoje politinė ryšio pagrindas yra klasės ir jų kova. Tai štai 20-ame amžiuje nacionalizmas po milžiniško klestėjimo laikotarpio, o tai iš esmės buvo 19 amžiuje, buvo pradėtas pulti. Tai prasidėjo 20 amžiaus jau 4 dešimtmetyje ir smarkiai. Po to įvyko stabilizacija po karo ir galiausiai nauja puolimo banga prasidėjo 20 amžiaus 8 dešimtmetyje. Šiandien tai vadiname globalizmu. Ir globalistinis projektas, apie tai gal kalbėsim plačiau, išsisėmė ir labai natūraliai pradedame ieškoti alternatyvų. Nacionalizmas natūraliai yra viena iš jų, o kodėl būtent tai, ką pasakė Vytautas apie nacionalizmą, buvo tylima, Lietuvoje lengva suprasti. Todėl, kad atkūrus nepriklausomybę, o jinai buvo atkurta nacionalinės idėjos pagrindu, prasčiausiai tą idėją reikėjo padėti į šalį. Iš inercijos buvo išleista keletą knygelių ir paskui tyla iki šiol. Bet dabar šitą vėl prireikė. Ir kodėl parašė būtent Izraelio autorius, yra labai logiška. Tautinė idėja, viskas egzistuoja mūsų sąmonėje. Jinai gali būti išplauta nepastebimai. Izraelis yra ir blogoje padėtyje, ir savai privilegijuotas. Tai valstybė, kuri kaunasi už savo išlikimą. Todėl jie egzistenciškai jaučia, kas vis dėlto juos ištiktų, jeigu jie būtų įtraukti į tai, kas vadinama globalia pasaulio tendencija. Ir tada lengva suprasti, kodėl Izraelis yra faktiškai vienintelė valstybė, kurioje buvo aiškiai pasakyta, kad Izraelis yra žydų tautos valstybė. Ačiū. Prisimenu klausydamas, manau, raktinę knygos vietą. Knyga vadinasi Nacionalizmo dorybė ir aišku, skaitant norisi rasti atsakymą, kas ta dorybė. Ir vienoje iš vietų autorius imasi vardint, kokios tos yra ne tiek nacionalizmo, tiek nacionalinės valstybės dorybės. Ir išskiria 5, tą sąrašą būtų galima tęsti, aš dabar labai trumpai, nes nėra jokio tikslo atpasakoti knygos, būtų prastai, bet šitą vietą norisi pakartoti. Pirma, jis sako, nacionalinė valstybė išveja prievartą į šalies paribius. Tai yra, kol nėra valstybės, kol nėra konsoliduotos aiškios valstybės, kol egzistuoja gentys, klanai ir dar kažkas, arba priešinga alternatyva, kol egzistuoja imperija, kurioje nacionaliniai tapatumai tautos yra pavergtos, tol egzistuoja chaosas, yra nuolatinis pavojus vidinio smurto. Nuo šito viso išlaisvina konsoliduota tautinė valstybė. Mūsų istorijos atveju tai būtų turbūt Mindaugas. Antra, jis sako, tai yra bjaurėjimasis ar bodėjimasis užkariavimais. Ir čia mes galim atsekti pamatinį prieštaravimą su tuo, kuo nuolatos šiandien kaltina nacionalizmą. Apie nacionalizmą mums sako, kad jisai susijęs su fašizmu, su nacizmu, su rasizmu, su imperializmu ir turbūt šiandien aktualiausia, kad su imperializmu šita knyga vienareikšmiškai sako visiškai priešingai. Sako, nacionalizmas ir imperializmas yra absoliučios priešingybės. Nacionalizmo viena pamatinių prielaidų yra, kad visos tautos yra lygios. Jos gali ir turi skirtis, ir turi konkuruoti savo pasiekimais,
savo tobulėjimu, pirmiausia akcentuoja visada kultūros srityje, bet ir kitose, technikos, mokslo, gerovės, taip toliau. Bet iš esmės jos yra egzistenciškai lygios, jos turi teisę, principinę teisę siekti valstybingumo. Tarp jų nėra tokios hierarchijos, kokią teigia, tarkim, nacizmas, kad yra vertesnės, mažiau vertos, verčiausios tautos ir vienos egzistuoja kitų sąskaita, plečiasi, naikindamos kitas. Tai yra iš principo nesuderinamas su nacionalizmu. Ir atitinkamai šiandien mūsų stebimas, aišku, rytuose, pirmiausia kalbant apie Europą, tai rytuose, Rusijos imperializmas, turbūt tikrai per 2 karo metus išgirdot ne kartą, kad čia Putinas nacionalistas ir kad čia tokie nacionalistiniai jo siekiai, vėlgi iš to, ką išgirdot, jau tikrai turi būti aišku, absoliuti priešingybė, bet koks imperinis užkariavimas yra nacionalistinio principo neįgymas. Šalys tautos gali ginčytis ir nesutarti dėl sienų, dėl kažkokių istorinių priežasčių ir dar kažko, bet jos niekada iš principo negali priimti kaip normos, kad viena tauta turi valdyti kitas tautas. Nes jos yra kažkuo vertesnės, o kitos yra jų satelitai ar podukros, ar kokią nori čia metaforą naudok. Taigi bodėjimasis užkariavimais. Nacionalinė valstybė, jeigu ji nuosekli ir iš tikrųjų vadovaujasi tais principais, jos nedomina užkariauti ir valdyti kitas tautas. Priešingai jos visuomenė turėtų kreivai žiūrėti į tokį nusistatymą ir tiesiog riboti valdžios norus tą daryti. Trečia, kolektyvinė laisvė, kaip tą vadina autorius, būtų galima pasakyti pozityvi laisvė. Žmogus turi laisvę negatyvę nuo kišimosi. Kiekvienas iš mūsų kaip individas turi laisvę, kad kitiem neaiškintų, nevadovautų ir nediktuotų jo privataus gyvenimo sprendimų. Apie šitą laisvę labai daug kalbama. Šiandien apie tai beveik vien tik ir kalbama turbūt. Bet yra kitokia laisvė, kolektyvinė arba pozityvi laisvė, kuri realizuojama, kai mes kartu, kaip politinė bendryje, priimam savo taisyklės. Dalyvaujam priimant bendras taisyklės. Tai, turbūt profesorius sutik, tai yra laisvo žmogaus laisvė. Pirmąją laisvę gali ir vergas pasiekti įvairiomis gyvenimo aplinkybėmis. Antroji laisvė, kolektyvinio apsisprendimo ir savęs valdymo kaip bendruomenės, savo taisyklių priėmimo laisvė, ji padaro tikrai laisvų žmogumi ir piliečių. Ir daugiau tų klausimų yra, labai įdomus 4 punktas, aš pasistengsiu greičiau, nes čia per daug išsiplėčiau. 4 jo punktas, jisai kalba apie kelių įvairovę. Sako, nacionalistinis principas nemano, kad nėra objektyvios tiesos ir nėra ką pažinti, bet kad juo besivadovaujančios tautos supranta, kad nebūtinai visos sėkmingai pažįsta tą tiesą. Mes nežinom, kiek sėkmingai mes pažįstam tą tiesą. Ir čia yra tam tikras susikirtimas religinis, be abejo galimas, jeigu norėsim, galėsim išsiplėsti, bet gal ir ne. Bet nacionalizmas vadovaujasi principu, kad skirtingos bendruomenės bando pažinti tiesą, kas yra geriausias valdymas, kokie yra geriausi principai skirtingais būdais. Ir iš tos įvairovės savaime gimsta kažkas gero. Kad yra vertinga, jog šalis eina skirtingais keliais, ieškodamos geriausios tvarkos ir gali mokytis viena iš kitos ir rasti įvairius pavyzdžius, rasti ir nesėkmių pavyzdžius, iš kurių irgi mokomės. Ir kad tai praturtina žmoniją šitas nuolatinis ieškojimas, kaip turi gyventi žmonių bendruomenės. Ir 5, pats didžiausias paradoksas – teisės ir laisvės. Ir čia turbūt ne logika reikia aiškinti, čia tiesiog pakviesti, susimastyti, pasižiūrinti į istoriją. Raskite jūs ne nacionalinę valstybę, kurioje būtų realizuotos piliečių teisės ir laisvės. Aš jau nekalbu apie tas postmodernesias mažumų laisvės, apie kurias šiandien vėlgi daugiausia kalbama, bet apskritai piliečių teisės ir laisvės. Privatumas, susirinkimai, žodis, sąžinė, korespondencija, visi tie dalykai, judėjimo laisvė, visos jos realizuotos išimtinai tik nacionalinėse valstybėse. Kaip beje ir demokratija kaip tokia. Jeigu ji vertybė, tai jūs ją rasite tik nacionalinėse valstybėse. Tai visa šita gausa dalykų autorius atkreipia dėmesį ir bent keliose vietose tai turėtų būti paradoksalu, jeigu klausot, skaitot tos visos šiandien sklindančios apie nacionalizmą viešosios, sakyčiau, propagandos. Autorius vardyja jo pliusus, dorybės, kurias nacionalinė valstybė gali pasiūlyti. Ir čia būtent atsiskleidžia, aš manyčiau, per tuos punktus, bet ir apskritai be abejo knygoje atsiskleidžia gausa mitų, kuriuos apie nacionalizmą šiandien skelbia pasaulis. Tai ta antraja dorybė, kurią čia vardėjom, aš manau, kad tą geriausiai ir buvo galima suvokti. Norėtųsi akcentuoti šitą dalyką. Nacionalizmas šiandien nuolatos yra siejamas su nacizmu,
manau, aptariam, kodėl tai netiesa ir nepagrįsta, tai yra absoliutus prieštaravimas su fašizmu, su imperializmu, su rasizmu ir turbūt dar daug kitų izmų, kurių dabar neprisiminsiu, bet šitie matyti yra įtakingiausi. Nacionalizmas tuo tarpu, ir autorius tą labai kantriai ir išsamei išdėsto, yra visiškai priešingus dalykus ir priešingą pasaulio suvokimą, kuriame savarankiškai ir lygiavertiškai egzistuoja nacionalinės valstybės teigianti doktrina. Ir po to autorius juda prie to, prie ko aš norėčiau ir profesorių pakviesti judėti, tai yra prie federalinio sprendimo mito, kaip tą vadina autorius. Jis sako, 21 amžiuje ypač išpopuliarėjo, nors ir anksčiau buvo ta mintis, kad yra galima, nors principinė schema yra tiksliai tokia, kaip papasakojo profesorius, miestai valstybės, arba kaip vadina autorius, genčių tvarka, nacionalinė valstybė ir trečias variantas imperija. Autorius sako, bet imperija 21 amžiuje pamėgta vadinti federacija, tautų valstybė, dar kaip nors visokiais eufemizmais, bandant po tuo, kad ji nebūtinai prievartinė, nebūtinai paremta užkariavimais, nuslėpti tą faktą, kad tai vis tiek yra savo esmė imperija. Ir jisai sako, federacinis sprendimas, kur šalis susitars, kad yra valdomos kažko aukštesnio už save, kokios nors tautų sąjungos, jungtinių tautų ar bet ko, ką sugalvosit, vis tiek neišvengiamai savo esmę reikš arba kad liekam prie nacionalinių valstybių tvarkos arba prie imperijos. Jeigu šalis toje santvarkoje, kad ir kaip mes ją pavadinsime, turi galutinį žodį, spręsdamos ar paklusti ar ne tam aukštesniam sprendimui, sakykime, federacijos sprendimui, jeigu jos turi tą galutinį žodį, tai yra vis dar nacionalinių valstybių tvarka. Jeigu jos nebeturi to galutinio žodžio, jeigu tas federacinis, kaip norim vadinti, sprendimas, kurio ne pati šalis priėmė, yra jai privalomas, tai yra savo esmė imperinė tvarka. Visiškai nesvarbu, kad šalis, tauta pati pasirinko ir tas taisyklės priėmė. Ar teisus čia yra autorius ir kiek mums tai aktualu šiandien Europos Sąjungoje, kuri, aš drįsčiau teigti, labai pasistumėjo ir pastaruoju metu gana desperatiškai stengiasi vis dėlto žengti link tos federacinės valstybės. Turbūt tiksliausia būtų galima pasakyti, kad jo pamatinė nuojauta iš esmės teisinga. Tuo požiūriu, kad jis tikrai jaučia, kad tos vadinamosios naujosios imperijos iš tiesų mėgina ne tik pakeisti, bet su šaknimis išrauti patį nacionalinės valstybės principą. Šiek tiek kebliau yra su įvardijimais. Ypač jeigu kalbame apie Europos Sąjungą, net tokie veikėjai kaip Barozo yra pasakę, kad Europos Sąjunga yra naujo tipo imperija. Bet žodis imperija vis tik turi gana aiškią prasme, nes mes kartais net pamirštame, kad pavyzdžiui šiandien kalbame, kad pasaulio istorijoje būta įvairių imperijų, bet kažkada žodis imperija buvo tikrinis daiktavardis. Imperija reiškia Romėnų valstybė. Ir jokios kitos imperijos negalėjo būti. Čia aišku yra įdomi istorija, nes būtent kova dėl imperijos titulo galiausiai labai smarkiai prisidėjo prie atsiskyrimo tarp vakarų ir rytų krikščioniškos civilizacijos regionų. Nes pavyzdžiui, kai Karolis Didysis paskelbė save imperatoriumi, bizantiečiai buvo paklaikę. Jie pagalvojo, iš kur tas laukinis. Sumanė dabar vadintis imperatoriumi, o savo varganą valstybėlę imperiją. Bizantiečiai niekada nemanė, kad jie yra kažkokie bizantiečiai.
Jie save laikė paprasčiausiai romėnais ir viskas. Romėnų imperijos vieninteliais teisėtais teisėjais. Tai štai čia yra smagus niuansas, kurį reikia turėti omenyje. Reikalas tas, kad klasikinė imperija vis dėlto yra labai sąlygiškai, bet politinės organizacijos forma. Moderniosios imperijos yra visai kas kita. Mat, jeigu kalbame apie pačią naujausią Europos Sąjungą, tai Europos Sąjungos neįmanoma suprasti, kas tai yra, neprisimenant Žano Monė žodžių, galbūt tikrojo Europos Sąjungos tėvo. Jis yra pasakęs taip: Europa iki šiol neegzistavo. Mes privalome ją sukurti, kad jie atsivertų pati savo. Šitas sakinys reiškia, kad tai, ką vadiname Europos integracija, praktiškai braukia visą Europos politinę tradiciją ir iš esmės yra mėginimas sukurti darinį iš nieko. Pradėti pasaulį nuo nulio, kartojant Dievo veiksmą. Taigi, dėl tos priežasties šito darinio požiūriu nacionalinės valstybės yra beviltiškas atgyvenusios praeities reliktas, kurių vieta yra tiesiog istorijos šlavinė. Ir todėl, kai kalbame apie federaciją, tai žodis federacija arba federalizavimas, apie kurį tiek daug dabar prabilta, būsimajam dariniui, jeigu jis bus be abejo sukurtas, visiškai netinka. Europos Sąjunga iš principų negali būti jokia federacija. Todėl, kad federacija gali būti tik politiškai, iš tiesų lygiateisių bendruomenių sąjunga, o visos šitos bendruomenės privalo turėti aiškiai atpažįstamą kultūrinį pamatą ir tapatumą. Iš tikrųjų, Europos Sąjungos federacijos projektas baigėsi 1954 metais, kuomet Prancūzijos senatas vis dėlto neratifikavo Europos gynybos sutarties, kuria turėjo būti sukurta Europos valstybių gynybinė sąjunga. Nuo tos akimirkos integracijos procesai savo rankas perėmė visai kitos jėgos. Ir tai, kas dabar vyksta, Europos centralizavimas, kito žodžio neįmanoma parinkti, jis negali vykti federacinių pagrindų. Kodėl? Todėl, kad bet kurios federacijos pagrindas, kaip jau minėjau, yra vis dėlto tam tikros valstybės. Na, klasika yra Italija arba Vokietija, XIX amžiuje. Daugybė vokiečių arba italų valstybėlių, kurios tiesiog susijungia į bendrą valstybę, iš esmės turi tą pačią kultūrą, panašias politinės santvarkas ir štai gimsta suvienyta Vokietija. Europos paprasčiausiai negalima suvienyti federaciniais pagrindais todėl, kad vis dėlto milžinišką valstybinę tradiciją turinčios tautos, įsivaizduokite, prancūzai, vokiečiai, italai, ispanai, kurie irgi patys buvo imperijom, jie niekada nesutiks būti paversti paprasčiausiam nežinia kokio darinio provincijai. Tai yra neįmanoma. Ir todėl šitas projektas įgyja labai savitų bruožų ir be abejo tai paaiškina, kodėl vyksta tokia arši kova su vadinamoju nacionalizmu. Šitą principą reikia išrauti, norint centralizuoti. Maždaug tai yra vykstančios kovos esmė.
Aš negaliu nepaprašyti dar vieno papildymo, gal pratęsimo šitos temos. Autorius, ir čia vėl galėsime vertinti taikli ir netaikli schema, autorius stebisi paskutinėje knygos dalyje tuo, kad viena po kitos, jeigu tai pavadintume pirmojo pasaulio šalis, labiausiai išsivyščiusios šalis, be abejo, jis ten turi omenyje ir Izraelį, bet ir kitas, Britus, amerikiečius ir taip toliau, yra pasaulyje nuolatos smerkiamos tiek dėl bet kokių karo pradėjimų arba įsitraukimų, tiek dėl bet kokių žmogaus teisų pažeidimų ir taip toliau. Tuo pačiu metu visiškai nieko panašaus netaikant to standarto, netaikant likusiam pasauliui, kur nuolatos vyksta daugiau karų, daugiau žmogaus teisų pažeidimų, daugiau teroro išpuolių prieš pačius save. Ar žinote, gerbėmieji, kad absoliuti dauguma islamo teroristų aukų ir taikinių yra musulmonai? Nes tas pats, kuo mes baisimės įvykstant Europoje, kada tai įvyksta Europoje, turiu galvoje musulmonų teroro išpuolius prieš europiečius, daug didesniais mastais ir daug dažniau vyksta tiesiog tarp musulmonų. Jie irgi taiko tą patį teroro išpuolių principą, jį pateisina ir laiko jį tinkamu. Tai štai, bet apie tai mes nekalbam, netaikom ir kodėl netaikom ir dažniausiai dvigubi standartai verčia gūžtelti pečiais. Autorius sako, kalbantis šiandien nuolatos apie kosmopolitizmą, sienų peržengimą, pasaulio valstybę, žmogaus teises ir taip toliau, vadovaujasi marksistinė schema, pagal kurią vyksta etapinis, pakopinis pažangos procesas. Ir negali tikėtis iš trečiojo pasaulio šalių, kad jos pereitų prie kosmopolitinių principų, prie žmogaus teisų gerbimo ir taip toliau. Bet štai iš vakarų šalių arba iš Izraelio to tikėtis gali, todėl iš jo reikalauji. Kitaip sakant, tarkim, arabų šalis yra laikomos tiesiog pernelyg atsilikusiam ir laukiniam, kad iš jų galėtum ko nors reikalauti. O štai iš tokių šalių kaip JAV reikalauti gali. Ir tada aš galvoju apie šitą pakopinės pažangos, kabutėse, manau, pažangos principą. Tame kontekste, kurį ką tik kalbėjome, Europos vienijimo kontekste, kur irgi tarytum pereita prie to, ką turim dabar, ir tada norima sakyti, kad tai yra kaip sekanti pakopa ta federacija, kurią beje šiandien Delfi paskelbiau straipsnį, kuriame sakiau, kad grėsia Europos federacija, tai dabar jau kas skaitysi, tai skaitykit atlaidžiai už tą žodį. Ir klausimas tad lieka, ar galime laikyti tai kažkokiu pakopiniu procesu, ar iš principo čia yra ėjimas dabar visiškai priešinga kryptimi, negu iki šiol ėjome, jeigu tą vieną valstybę pradėtume kurti. Na, pirmiausiai, knygos autorius, kalbėdamas apie tą keistą prieštaravimą, manau, vis dėlto ne visai suvokia jo priežastis, tikrasis. Be jokios abejonės vadinamųjų imperialistinių valstybių puolimas yra toks smarkus ir priešingai atlaidumas trečiajam pasauliui toks neįtikėtinas. Ne todėl, kad trečiasis pasaulis yra tiesiog laukiniai ar barbarai, iš kurių neįmanoma nieko reikalauti. Nieko panašaus. Didžiųjų valstybių puolimas, ypač turinčių vadinamą imperialistinę praeitį, to puolimo tikroji priežastis be abejo yra politinė konkurencija ir kova dėl idėjos. Jeigu tu nori iš politikos arenos nuimti kažkada buvusius, nepaprastai galingus tos politikos žaidėjus, kurie formavo pasaulio istoriją, be to tie žaidėjai ir šiandien nėra, bent praktiškai visi, silpnučiai, tai logiška, kad juos pirmiausiai reikia sukompromituoti. Iš tikrųjų, jeigu kalbame apie tuos visus mitus, gal dar sugrįšim prie fašizmo ir nacionalsocializmo, bet iš tikrųjų yra taip, kad XIX amžius, nacionalizmo klestėjimo amžius, tai buvo liberaliojo nacionalizmo laikai, faktiškai yra taikiausia epocha, šimtmetis Europos istorijai. Tuo pačiu ir pasaulio istorijai, nes Europa tuo metu didžiąją dalim ir buvo pasaulis. Nuo Vienos kongreso iki Pirmo pasaulinio karo
Europoje beveik nebūta rimtesnių karų. Na, Prūsijos, Prancūzijos karas, po kurio buvo suvienyta Vokietija, Prūsija, Austro-Vengrija ir faktiškai tai buvo beje gana trumpučiai ir menkučiai karai. Taigi, jeigu pažiūrime į apskritai 200 metų paskutinę istoriją, tai kokia yra vis dėlto daugiausiai pasaulyje kariavusi valstybė, tai rodo tiesiog sausi statistikos skaičiai. Be abejo, Jungtinės Amerikos valstijos. Ir nesunku suprasti, kodėl. Kodėl būtent vadinamosios viršnacionalinės valstybės yra nepalyginamai agresyvesnės už tautinės politinius darinius. Tai yra logiška, nes nacionalinė valstybė, kaip jau minėjau, yra mėginimas tam tikrai žmonių bendrijai apibrėžti save ir sukurti savarankišką politinį darinį. Taigi, nacionalinės valstybės organizacijos pats principas yra ne ekspansija, bet priešingai apsiribojimas. Tuo tarpu imperinis principas yra ekspansinis principas. Ir jeigu kalbame apie XIX amžių, tai būtent karų epocha prasidėjo, kai nacionalizmas arba nacionalistinė mąstymą pakeitė rasistinis ir imperinis mąstymas. Tai yra svarbu. Ir dabar vyksta šitos dramos tęsinys. Jeigu kalbame apie Europą, jos dabartinę padėtį, tai galima pasakyti taip. Europa priėjo tašką, kurį galima pavadinti savotiškų paradigminių trūkių. Kad būtų visiškai aišku, kas vyksta, galbūt tiktų pavyzdys. Pirmas pasaulio istorijai mėginimas galutinai ir absoliučiai nutraukti ryšio su tradicija ir praeities istorija buvo praktiškai sovietinio komunizmo eksperimentas. Sovietinio komunizmo eksperimentas faktiškai buvo projektas, kurio prasme buvo sunaikinti įprastinę tradicinę žmogaus sampratą. Žmogų išlaisvinant iš įprastinio žmogiškumo. Šito ambicijų turėjo Prancūzijos revoliucija. Tai štai Žanas Monė savo tuo garsiuoju sakiniu, jis pasako štai ką. Tas eksperimentas mėginamas kartoti iš naujo. Ir ilgą laiką vyko parengiamasis darbas, praktiškai 70 metų. Ir dabar prieitas taškas arba slenkstis, kai arba reikia daryti kokybinį šuolį, arba vis dėlto Europos raida turi pakreipti, sakykime taip, santūresnė vaga. Dėl to ir vyksta šitas mūšis. Aišku, kad jeigu tas šuolis įvyktų, galutinis projektas yra toks. Europa, kurią mes dar šiek tiek stebime savo akimis, dar jos yra apraiškų, apie kurią skaitėme, apie kurią mokėmės istorijos vadovėliuose, jeigu tas projektas bus realizuotas, turi išnykti visiems laikams. Man beklausant, tiek klausimų susiformulavo galvoje, kad dabar galėčiau ir vienas likusį renginį pravesti, bet mintis yra klausimų iš auditorijos turėti daugiau laiko ir galimybių. Tad galbūt galim prie to ir pereiti. Ar yra norinčių ko nors paklausti mūsų apie nacionalizmą ar apie knygą? Būtų proga. Na, labai suprantu, koks skirtumas tarp nacionalizmo ir konservatizmo. Ar jis yra? Mes labai turėjome. Šitas skirtumas yra tiesiog fundamentalus. Pats savaime nacionalizmas ir konservatizmas neturi nieko bendro. Taigi, kad suvoktume tą skirtumą, turėkime omenyje, kas yra konservatizmas. Konservatizmo pradininkas Edmundas Berkas, sukrėstas Prancūzijos revoliucijos siaubų, parašė apmąstymus apie Prancūzijos revoliuciją. Ir tose apmąstymuose, tą reikia pabrėžti,
jis iš tikrųjų visiškai pritarė Prancūzijos revoliucijos tikslams. Bet kartu jis baisisi Prancūzijos revoliucionierių metodais. Taigi jo idėja yra tokia, kad užuot spekuliatyviai iš anksto suprojektavus būsimą visuomenę, kokia jinai privalo būti, idealų modelį, ir puolus beatodairiškai įgyvendinti, reikia elgtis kitaip. Naudoti žingsnis po žingsnio taktiką. Prancūzijos revoliucionieriai, kuomet jie pradėjo savo projektą, jie iš karto pastebėjo, kad keistų būdų prancūzai nesikeičia. Bet jie nenori tapti kitokiais prancūzais. Ir tada atsirado nuostabus reiškinys, kuris šiaip vadinamas giljotinos ir dorybės sąjunga. Pagrindinis principas buvo toks, kad revoliucijos idealai bus įgyvendinti, jeigu gerbiama giljotina nuims galvą paskutiniam nedoram piliečiui. Tai štai Birkas sakė, čia britų tradicija, kad taip elgtis negalima, reikia be ekscesų daryti tam tikrus pertvarkymus ir žiūrėti, kaip juos priima visuomenė. Taigi šia prasme konservatizmas, jis pačia savo esme, su tauta nieko bendro neturi, arba bent tautos idėja iš konservatizmo neplaukia. Konservatizmas yra politinio valdymo technologija, kurios paskirtis yra neutralizuoti revoliucinio įkarščio ekscesus ir po tam tikro laiko stabilizuoti visuomenės tvarką. Kitaip tariant, pavyzdžiui, kai Prancūzijoje Robespierui nuėmė galvą, tai buvo konservatyvi kontrrevoliucija. Kai prancūzai pamatė, kad tai giljotina dirba 24 valandas per parą, visi pagalvojo, kad gal jau per daug. Tai štai vaikinas buvo pasiūstas pats į giljotiną ir Prancūzijoje stabilizavosi tvarka, galutinai atkūrė be abejo Napoleonas. Taigi konservatizmas gali būti kosmopolitinis arba internacionalinis. Tai yra, kaip sakiau, visuomenės valdymo technologija, kuris bet jis savaime nieko nekalba apie tai, kokiu politiniu principu turi būti organizuojama visuomenė. Ar tautos principų, nacionalinės valstybės principų, ar imperijos principų, ar dar kitų principų. Žodžiu, tarp konservatizmo ir nacionalizmo nėra tiesioginio ryšio. Ačiū. Ar galiu trumpai papildyti? Kelios mintys kilo, tokios gal supaprastinančios temą. Antiek tai yra, kaip labai tai yra nebendramačiai dalykai, kadangi, kaip profesorius ir sakė, nacionalizmas atsakinėja į klausimą, kaip organizuojama politinė bendryja, imperija ar tautinė valstybė, o moderniosios ideologijos, konservatizmas, liberalizmas, marksizmas atsakinėja tada jau klausimus, kokie sprendimai joje turi būti priimami. Nacionalizmas neatsakinėja, kokie sprendimai turi būti priimami ir mūsų šalyje, pavyzdžiui, aš manau, plačiai žmonės sietų šitos dalykus ir politiškai jie tarsi siejasi, ir čia gal salėje jie siejasi nemažai, ne vienam žmogui, todėl kad lietuvių visuomenė, lietuviai yra konservatyvi tauta. Ir mūsų atveju, ypač santykyje su įvairiais Briuselio diktuojamais sprendimais, mes labai dažnai patys kasdienybėje užčiapiam, kad tautai pačiai spręsti reikš greičiausiai konservatyvų sprendimą, jeigu jai bus leista spręsti. Atitinkamai internacionaliniai, globalistiniai sprendimai greičiausiai lietuvių tautai bus per liberalus ar, sakykime, marksistiniai. Bet pasižiūrėkite į, pavyzdžiui, Olandiją, kur visai nesenai rinkimus laimėjo nacionalistinė partija. Olandų nacionalizmas gina Olandų progresyvizmą. Olandų nacionalizmas kovoja už Olandų gėjų teises, lyčių keitimus ir panašius dalykus. Olandų nacionalizmas kovoja prieš musulmonų invaziją, prieš musulmonų bandymus perimti šitą šalį, pakeisti jos progresyvę marksistišką tapatybę, įvesti labai konservatyvius islamiškus sprendimus. Jie nori būti savimi, jie nori būti progresyviais marksistuojančiais Olandais, kuriems lietuviai, konservatoriai, aš manau, ir čia nevartokim, aš manau, daug to žodžio, nes kaip užčiapėt, manau, iš profesoriaus komentaro konservatizmas savaime tų jūsų
jūsų, mūsų, manau, visų branginamų vertybių ir principų nebūtinai apgins. Čia reiktų dar vieną dalyką prisiminti, kai prieš 15 turbūt metų Jungtiniai karalystėje buvo įteisintos gėjų santuokos, tai padarė Britų konservatoriai. Ir jie tai padarė, Cameronas berods tada premjeras sakė, aš pritariu šitam sprendimui, nes esu konservatorius. Ir mums turėjo labai keistai skambėti ir nebejoju, kad tam, kas tada girdėjo ar perskaitė tuos žodžius, tai keistai ir skambėjo. Bet jis taip sakė todėl, kad konservatyvus principas nuosekliai taikomas reiškia, kaip profesorius ir aiškino. Kai visuomenė jau pasiruošus, kai tai nebėra, kai politiniai sprendimai nebeina pirma visuomenės nuostatų pokyčių, tada tai yra konservatyvu juos ir priimti. Bet nėra jokio principinio nusistatymo prieš principinių dalykų pokyčius, prieš šeimos sampratos pokyčius, prieš lyties sampratos pokyčius. Tiesiog jiems turi ateiti laikas, visuomenė turi pribręsti, būti paauklėta. Tai štai ta sąjunga tarp nacionalizmo ir konservatyvumo ji yra atsitiktinė. Lietuvoje ją galima turbūt matyti kasdienybėje, bet tai irgi gana paviršutiniška, ką čia pabandžiau atskleisti, bet apskritai principinio jų sutapimo apskritai nėra. Vienas sakinukas, kuris tiesiog labai žaismingai iliustruoja tą teiginį. Štai Europos parlamente visai neseniai buvo balsuojama pradėti mūsų aptariamą centralizaciją ir taip toliau. Už Lietuvos nacionalinės valstybės panaikinimą darniai balsavo liberalas Auštrevičius, ponia Maldeikienė, socialdemokratė Blinkevičiūtė ir Rasa Juknevičienė. Čia yra neatsitiktinumas, tai yra bendros, tos pačios, tiksliau, politinės nuostatos savo valstybės atžvilgių tiesiog patvirtinimas. Principas yra toks visų. Toji valstybė, kuri buvo atkurta 1990 metų, jeigu neklystu, kovo 11 dieną, nebereikalinga. Turėčiau klausimą dėl vieno nuskambėjusio teiginio, kad jį galbūt šiek tiek išdėstumėte ir paaiškintumėte. Buvo nuskambėjęs toks teiginys, kad pilietinės teisės visuminių mastų gali vykuoti tik tautinėse valstybėse. Tai klausimas būtų toks, ar pavyzdžiui, tokiose valstybėse kaip Jungtinės Amerikos valstijos arba Jungtinė karalystė tų pilietinių teisių nėra, o gal jos irgi yra tautinės valstybės, tai tada būtų klausimas, kas nėra tautinės valstybės. Čia turbūt būtų man, nes teiginys autoriaus, bet aš jį garsėjau. Mintis čia yra turbūt paties autoriaus, gal toje vietoje ir neišplėtota, bet kitų autorių išplėtota. Ir aš visai tą plėtojimą myliu. Mintis tokia. Neįmanomas yra demokratijos veikimas, neįmanoma yra pagarba atskiriems asmenims visuomenėje, neįmanoma yra išsaugoti valdžių atskirimą ir visus kitus šituos dalykus, jeigu nėra pakankamo kultūrinio bendrumo toje politinėje bendrijoje. Ir vėl geriausia yra kalbėti per pavyzdžius. Kas atsitinka, kai mes balsuojame, tarkime, demokratinėje santvarkoje, vyksta balsavimas, jūs pažiūrite apie jį per panoramą, per žinias ir suprantate, kad buvo priimtas sprendimas balsuota ne taip, kaip jūs manote. Ne pagal jūs. Turbūt nei vienas šitoj salėje ir šiaip nei vienas sveiko proto žmogus nepagalvoja, kad buvau neteisus. Ta prasme, nubalsavo ne taip, kaip aš manau, vadinasi, neteisingai maniau ir tiesa paaiškėjo. Ne. Mes tiesiog kiekvieną kartą, kai demokratiniai sprendimai balsavimais priimami ne tokie, kaip mes manome esant teisinga, mes susitaikom. Susitaikom, nes bendrumas yra pakankamas, nes mes jaučiamės tos pačios bendrijos nariais, mūsų sieja pakankamai daug bendro ir pakankamai mažai kas skiria, kad mes galim, čia gal tik žodis, toleruoti tai, kas nuspręsta ir gyventi toliau. Ir tada kaip alternatyvą siūlau įsivaizduoti šiandieninę Vokietiją, kur etniniai vokiečiai su visų jų progresyvumu ir, tarkim, turkai imigrantai su visų jų musulmoniškų pasaulio suvokimu, įsivaizduokite, balsuoja, svarsto, debatuoja apie kokį nors moterų teisų klausimą. Ne moterų teisų keisti lytį, oi ne, bet tarkim moterų teisę mokytis arba dirbti, arba eiti į parduotuvę be savo tėvo, vyro ar brolio leidimo.
musulmonų mąstyme ir čia aš ne veltui pasirinkau Vokietiją, nes vienu metu praeitą dešimtmetį buvo visai daug dokumentinių filmų sukurtų apie tai Deutsche Welle ir kitų kanalų. Kaip musulmonai vis dėlto žiūri, jog tai yra protu nesuvokiama, moteris negali nieko tokio daryti be vyro leidimo, vyras turi leisti. Vokiečiam tuo tarpu turbūt sutiksit, kaip ir mums, manau, yra visiškai nesuvokiama, kaip galima taip galvoti. Jiems yra savaime suprantama, kad moteris gali spręsti šitos dalykus, kaip ir kitus dalykus savo gyvenime. Ir štai, kai toks yra didelis atstumas, pavadinkim, kultūrinių horizontų, kada taip mažai bendrų vardiklių ir skirtumas toks gelminis, tiesiog balsavimu išsispręsti ir susitaikyti su tuo, kas nuspręsta, yra per sunku. Turi būti pakankamai daug bendro, kad galėtum gyventi taikiai visuomenėje, kuri valdoma demokratiškai, ir pakankamai gerbti ir laikyti, tikėtis sveiko proto, kaip tu jį supranti, iš kitų bendrapiliečių, kad leistum jiems tai, ką mes vadinam žmogaus teisėmis ir taip toliau. Tas pats ir čia dažniausiai beje yra susijęs su tokiu tarpiniu veiksniu socialiniu kapitalu, pasitikėjimu svetimai žmonėmis. Švedijos atveju tas labai atsiskleidžia. Švedija yra šalis, kuri turėjo iki neseniai labai daug pasitikėjimo svetimai žmonėmis. Jos visuomenėje buvo pasitikima svetimų praeivių, kaip yra, žinot, tas romantiškas ilgesys lietuviškų sodybų, kuriuose nerakinamos durys, o tik užstatoma kokia nors šluota. Tai tas pats principas buvo Švedijoje. Kodėl? Nes Švedija buvo visiškai homogeniška, tai yra vientisa tautiškai valstybė. Iki maždaug 90 metų ten buvo taip mažai kitataučių ne iš Europos, kad net nereikšminga buvo. Prieš 100 metų jų buvo berods apie 2000, čia vienetais, ne kažkuo kitu, tiesiog 2000 ne švedų. Ir tokia valstybė iš to, dėka to, bent jau sociologai, politikos sociologai taip nagrinėja ir atranda, galėjo sau leisti viena vertus didžiulį pilietinį aktyvumą. Žmonės gali įsitraukti ir bendradarbiauti ir imtis kažko kartu su svetimaisiais, kai jais daugiau pasitikė. Normalu. Galėjo sau leisti tai, kas šiandien Lietuvoje jau tiek komiškai vadinama gerovės valstybė. Tai yra leisti savo rinkti nemažai mokesčių ir po to juos perskirstyti. Kodėl? Todėl, kad tai yra įmanoma tik tai žmonės vieni kitais pakankamai pasitikė ir laiko gan bendrais. Galima atlikti mintinį eksperimentą, kiek mums atrodo normalu mokėti mokesčius tam, kad būtų išmokėtos pensijos mūsų tautiečiams ir kiek mums atrodytų normalu mokėti mokesčius tam, kad būtų išmokėtos pensijos graikams ar portugalams ar estams. Atrodo, kad intuityvu, net nereikia kažkokio ilgo apmąstymo, visiškai aišku, kad tai ne tas pats yra bet kuriam žmogui, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo ir turbūt nuo pažiūrų. Toliau, visai neseniai Švedų centrinio banko vadovas sako, tai kenkia mūsų verslui. Imigrantų gausa kenkia ekonomikai šalyje. Kodėl? Dėl, kad ekonomika didžiulė dalimi remiasi irgi lūkesčiais ir pasitikėjimu. Ir kada pasitikėjimas nyksta ir lūkesčiai prastėja, stoja ir ekonominiai procesai. Ir taip toliau. Tai daugybė dalykų, įskaitant be abejo, ir čia klausime akcentuota galimybę užtikrinti įvairesnės teises piliečiams, mažumoms, apskritai kiekvienam individui yra susijęta su tuo, kad visą tą gali padaryti. Ir apskritai, ir čia gal net yra svarbiausia, nuo to reikėjo pradėti, stabilų valstybės valdymą be didelės prievartos, be didelio masto prievartos gali užtikrinti tik tada, kai yra šitas bendrumas. Empirinis faktas, valstybės, kurios neturi vienos dominuojančios kultūros, vienos titulinės tautos, kaip pavadintume, turi daugiau vidinių įtampų, nestabilumo, geriausiu atveju nestabilės vyriausybės, dažniausiai tokios šalis yra trečiajame pasaulyje, jos turi ir nestabilę apskritai padėtį nuolatinę, riziką pereiti prie pilietinių karų. Visa tai yra tiesiogiai susijęs su tuo, kad nėra bendro, pavadinkim, kultūrinio fono, kultūrinio horizonto pagrindo, kuris sietų žmonės ir kurie jaustųsi ne tik, kad bendri, bet ir turintys bendrą atsakomybę, bendrą likimą. Nes tas paklodės plėšimas, kuris dažniausiai, kaip čia pasakius, kuris dažnai yra politinis procesas, jis nutrūksta ir gali pavirsti kažkokių bendrų visiems gerų, skambu būtų sakyti bendrojo gėrio, bent jau viešojo intereso paieškomis tik tada, kada yra tam tikras kultūrinis bendrumas ir bendri pagrindai, solidarumo jausmas visuomenė. Tai štai į šitą logiką yra apeliuojama, aš manau, kai kalbama apie tai, kad individo teisės ir laisvės yra užtikrinamos tik nacionalinėse valstybėse. O dėl Britų ir amerikiečių, čia jau pasistengsiu trumpai, šiandien nebe, bet ir čia turbūt nesutiksim su Marium, bet daug autorių sutinka,
tai yra virtę į nacionalinės valstybės. Faktas, kad Britai buvo imperija didžiąją savo istorijos dalį, bet kad šiandien jau egzistuoja kaip postnacionalinė valstybė, kurį laiką egzistavo kaip nacionalinė valstybė. JAV apskritai kūrėsi kaip nacionalinė valstybė. Ji turėjo bendrą tapatumą ir nors šiandien mes visi dažniausiai žinom tą aspektą, kad tai yra masinės imigracijos šalis, kuri per turbūt nuo XIX amžiaus, nors iš tikrųjų visą savo istoriją jinai kūrėsi imigracijos pagrindu, bet esminis klausimas yra, ar yra tapatybės pagrindas, ant kurio, grubiai tariant, yra vienijamas ir telkiamas ir ar yra į ką integruotis. JAV turėjo į ką integruotis, tai buvo ta naujosios Anglijos tų rytinių valstijų angliška tapatybė su anglų kalba, vienodų, ne visai vienodų, bet bendrais tikėjimo principais, bendrais kultūriniais papročiais ir ką jie taikė, kas galbūt netiek būdinga mūsų regionui, bendrais simboliais, bendra gal pavadintume pilietinė religija. Didvyriais, valstybės simboliais, šventėmis ir taip toliau, kas gal netiek svarbu yra mums mūsų tapatybėje. Mūsų tapatybėje svarbiausia kalba. Ir ką JAV darė ir ko nebedaro pastaraisiais dešimtmečiais, JAV buvo ypatingai asimiliuojanti šalis, kaip beje ir Britai. Bet kas galėjo ten atvykti, visi masiškai buvo kviečiami ten atvykti, nors vėlgi su pačios šalies atranka, ne tai, kad bet kas nori, bet iš atvykusiųjų buvo tikimasi, kad jie ten galės, kaip tarkim JAV lietuviai, šiandien valdyti cepelinų šokti, tautinių šokius per Bulls varžybų pertrauką, bet tapti visiškai normaliais amerikiečiais su kažkokiu background. Tai yra šaknimis. Kas reiškia, kad visi kalba ir visos mokyklos yra tik anglų kalba ir visi tikimasi, kad kalbės anglų kalba, visi išpažins tuos pačius pilietinius simbolius, mylės vėliavą, himną ir taip toliau. Visi pripažins bendrus konstitucinius principus ir iš esmės tai, ką mes vadinam, atkreipkite dėmesį, JAV yra imperija ta prasme, kad ji neša savo kultūrą ir savo šiaip galią visą pasaulį, ta vadinamoji McDonaldizacija, kad čia nesusipainiočiau tardamas, ta JAV kultūros dalis, kurią mes nesižavim, ar ne? McDonaldai, pop kultūra, kičas bendriausia prasme. Tebūnie šiandien tai yra JAV kultūra, bet ir į tokią JAV kultūrą JAV užtikrindavo, kad visi atvykusieji, nesvarbu su kokiom kultūrom, dažnai geresnėm, aukštesnėm kultūrom integruotųsi. Asimiliuotųsi, tiesą sakant, neintegruotųsi. Pastaraisiais dešimtmečiais JAV visiškai to nebedaro, ten yra tiek adaro sienos, daug apie tai šiandien kalbam, tiek ir adara tapatybė, jeigu taip galima pavadinti, nes vis daugiau ispanų kalbos ir vis mažiau anglų kalbos ir vis mažiau, jau net nebe pastangų, bet turbūt vis mažiau tikėjimo, kad apskritai įmanoma ten tą vieną bendrą kultūrinį ir pilietinį audinį atkurti ir užtikrinti. Labai blogoje situacijoje šiuo požiūriu šiandien yra JAV, bet kol JAV buvo stipri ir veikianti, jeigu taip galima pasakyti, jinai veikia kaip nacionalinė valstybė. Gal profesorius nesutiks? Gal dar kas nori klausyti? Toks vardas pasirinktas. Kitą lietuvišką nacionalizmą. Keičiame sąvoką nacionalizmą. Gal tas tautiškumas. Aš tai nesutikčiau. Leiskit man nesutikti su jumis. Aš manau, nes yra daug painiavos tarp tų žodžių ir viskas čia suprantama, kad mes dažnai turim skirtingas tas savokas, bet man išsiriša štai taip. Nacionalizmas yra doktrina, kuri teigia, kad kiekviena to siekianti tauta gali turėti savo valstybę ir joje save valdyti. Taškas. Gali būti kitų formuluočių, bet esmė turėtų būti tokia. Patriotizmas yra įsipareigojimas tai valstybei ir jas teigiančiai tautai. Vaikus mokom, kad meilė. O tautiškumas yra tautinę tapatybę sudarančių bruožų turėjimas. Tautiškai yra tai, kam būdingi tautos bruožai. Tarkim, lietuviškąją tapatybę sudaro tam tikra kalba, istorinė atmintis, papročiai, taip toliau. Kas turi šituos bruožus, tam būdingas lietuviškas tautiškumas. Dažniausiai mes kalbam ne apie abstrakčiai tautiškumo turėjimą, konkretaus tautiškumo turėjimą. Lietuviškumą, lenkiškumą, vokietiškumą ir taip toliau. Tai žodžiu, tautiškumas, aš bent kaip suprantu, ir tai nėra ekspromto atsakymas, aš jaučiuosi apie tai nemažai mąstęs, yra tautai būdingų bruožų turėjimas. Visuomenė gali to pasižymėti, atskiras žmogus gali to pasižymėti, bet tai nėra doktrina, tai nėra atsakymas į klausimą, kaip reiktų apibrėžti valstybę. Toks būtų atsakymas. Čia dar prieki buvo ranka. Plėtė teisingai pasakė, metais ją atkurėjom tautinis valstybės pagrindų,
Šiandien aš, sakykime taip, apsilankęs Estijoje, apsilankęs pačioje Lenkijoje, važiuodamas daug kartų į Ukrainą. Grįžęs į Lietuvą aš nejaučiu tos nacionalinės valstybės, kokią šiandien dieną, sakykime, jaučiu ypatingai Ukrainoje. Sakykit, dėl ko atsirado mūsų nacionalizmo deficitas ir kaip šitą ligą reikėtų gydyti? Manau, kad klausimas toks sudėtingas, jog atsakyti, arba tiksliau atsakinėti, reikėtų labai ilgai. Bet galima vis dėlto pagalvoti, iš kur tie skirtumai vis tik atsiranda. Taigi, pirmiausia, Lietuvos yra kita istorija. Žvelgiant į tolimesnę praeitį, vis tik reikia turėti omenyje, kad nei Lenkai, nei Latviai, nei Estai, nors ten padėtis buvo kai kuo panaši, ypač žemųjų sluoksnių, vis tik nepatyrė tokio tautos, sakykime taip, net antropologinio beveik ir jau tikrai kultūrinio susidvejinimo. Lenkijos valstietis ir Lenkijos aristokratas kalbėjo tą pačią lenkų kalbą. Latviai Estai savo aristokratijos praktiškai neturėjo. Jo labiau neturėjo savo valstybės. Taigi tai irgi buvo tautiškai vis dėlto vienarūšė bendruomenė. Tuo tarpu lietuviai, turėdami savo valstybę, neturėjo faktiškai tautinio politinio elito. Kitas dalykas, kuris irgi suvaidino nemenką vaidmenį, aš manau, kad tai, ką mes laikome laimėjimu, palyginti su Latviais ir Estais, kalbėdami apie sovietmetį, gali būti ir tam tikrų savitų Lietuvos bėdų priežastimi. Mes didžiuojamės, kad baigiantis okupacijai lietuviai vis dėlto buvo akivaizdi dauguma. Latviai, kaip žinome, buvo siaubingoje demografinėje padėtyje. Faktiškai jų geriausiu atveju buvo likę vos pusė. Estų reikalai irgi buvo ne ką geresni, jeigu gerai atsimenu, Estų buvo atkuriant nepriklausomybę apie 60%. Mes šaunuoliai. Bet yra kita medalio pusė. Lietuvos administratoriai, aš apskritai nenorėčiau kalbėti apie Lietuvos politinį sluoksnį okupacijos laikotarpiais, daugiausia buvo lietuviai. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad jie tapo lietuviakalbiais, ne lietuviais. Štai kodėl yra labai svarbu turėti omeny tą skirtumą tarp nacijos ir tautos. Pavyzdžiui, ir nacionaliniam susivienijimui kartais priekaištaujama, kodėl nepasivadiname tautiniu susivienijimu. Ne taip viskas paprasta. Galima sakyti, kad lietuvių tauta gyvavo ir XIX amžiuje. Bet politikos moksluose žodis nacija vis dėlto turi specifinę reikšmę. Nacija reiškia tautinę bendriją, pakilusią į aukščiausią savo bent jau politinės raidos lygį, kai toji bendrija turi valstybę. Galima būti tauta be valstybės. Todėl tarsi gražiau pasivadinti lietuviškiau tautiniu, tarkim, susivienijimu, nebūtų švelniai tariant tikslu. Taigi šitas nacionalumo išnykimas
ir mūsų politinio sluoksnio faktiškai virtimas tik tai etnografinės tautos nariais, etnografinė bendruomenė, labai atsiliepia ir dabar. Nes Latvijoje, Estijoje yra visiškai akivaizdu, daugybę aukščiausių postų užėmė kolonistai iš Sovietų Sąjungos. Atkūrus valstybę jie negavo pilietybės ir faktiškai Latvijoje, Estijoje susiformavo iš tikrųjų daug tvirtesnė valstybiškai sąmoninga ir tautiškai politinė klasė, kuri gina nacionalinius interesus. Lietuvoje iš esmės liko prezidentais, ministrais ir kuo tik besinori vadinantis piliečiai, kurie turi faktiškai vieną iš dviejų okupacijos laikotarpiais bei išlikusių lietuvių tipo bruožų. Pas mus okupacijos laikotarpiu išliko du žmonių tipai – ūkininkas arba kultūrininkas. Bet nėra politinio arba valstybinio žmogaus. Nėra homo politikus. Ir todėl natūralu, kad jie visiškai nejaučia ir nesistengia išsaugoti be abejo nacionalinės idėjos. Jiems nerūpi visaverčio tautiškumo plėtra ir maža to, sakyčiau taip, gal apie tai dar reikėtų ir atskirai pakalbėti. Yra visiškai akivaizdu, kad Latviai, Estai eina jau visiškai kita kryptimi negu mes. Latviai, Estai mobilizuojasi ir mėgina išlikti. Tuo tarpu ir tai daro. Aš suprantu, kad ir jų valdžios yra konformistiškos, taikosi prie ES reikalavimų. Bet turime begalę akivaizdžių įrodymų, kad vis dėlto pas juos tautinė sąmonė ir valstybiniai siekiai gyvi. Latvijos dainų šventės. Akivaizdžios pastangos visur įvesti mokymą valstybinę kalbą. Tuo tarpu, kas vyksta Lietuvoje? Visai priešingi dalykai. Mūsų kalbininkai draskosi marškinius, kas atkakliau reikalaus panaikinti valstybinę kalbos komisiją arba inspekciją. Dainų šventės, pasirodo, pas mus yra sovietmečio atgyvena. Vadinasi, ką mes turime, kad yra įjungtas ir visa jėga veikia savęs susinaikinimo mechanizmas. Kaip jis veikia, čia šiek tiek kitas klausimas. Bet tai yra sena tradicija. Noriu pasakyti taip, dar viena mūsų problema yra ta, kad mes didžiuojamės Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, taip toliau, bet kartu tai yra didelės grėsmės šaltinis. Kodėl? Nes faktiškai, naikinant lietuvišką tautinę ir valstybinę sąmonę, labai meistriškai naudojama Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vaizdiniu. Iki kokių smulkmenų prieinama liudija nauji, kiek žinau, automobilių numeriai. ES simbolika, vytis, bet kas išnyko? Trispalvė. Štai kodėl mes negalim atsisakyti senosios vėliavos su vyčiu, bet reikia suvokti, kaip jį jaukia, jeigu tai nėra griežtai, tiksliai, konceptualiai viskas sutvarkyta. Mūsų tautinė modernė valstybinė sąmonė. Į ją naikina. Ir neatsitiktinai, pavyzdžiui, visa Lietuvoje istorikų mokykla yra, kuri abiejų tautų respublika mėgina pateikti kaip savotišką ES prototipą. Yra sukurta ištisa pasaka, kaip abiejų tautų respublikoje darniai sugyveno būsimosios tautos, sakykime, Baltarusiai, ukrainiečiai, kurie dar net nebuvo iki galo susiformavę. Tuo tarpu kiekvienas, kas iš tikrųjų istoriją išmano, ką žino, kad šitų tautų lojalumas buvo
galvos skausmas. Ir galų gale, kodėl žlugo abiejų tautų respublika? Vis tiek paskutinė lemiama Venecijos karsta buvo ukrainiečių sukilimas. Ką tai reiškia? Kad ukrainiečių tautinė sąmonė pabudo. Jie jau pradėjo reikšti savo pretenzijas, bet abiejų tautų respublika nesuprato, tiksliau pavėluotai mėgino padaryti tai, ką privalėjo. O tada galėjo performuoti į tikrą federaciją. Bet užuot tai darė, ukrainiečių slopino, o kai jau jie buvo Maskvos nasruose, tada pavėluotai Žečpospolitos Seimas kažką mėgino daryti. O praradus Ukrainą, faktiškai tos valstybės likimas buvo įspręstas. Taigi čia yra baisi padėtis Lietuvoje. Labą dieną. Aš norėčiau truputį apie žodžių reikšmės. Čia gal, nežinau, gal truputį paprieštarausiu gerbiamam profesoriui. Nacija ir tauta. Pats ilgai pragyvenęs, aš dvikalbis su prancūzų kalba daug bendro turiu. Ir tiesiog prancūzai neturi tokio žodžio, kuris apibrėžtų tautą. Kaip kitą žodį, pas juos nacija tai ir yra tauta. Reiškia, gaunasi, kad čia mūsų kontekste gaunasi nacija, mes sukuriam kaip ir naują žodį, kuris jau yra kitoj kalboje. Bet čia istoriškai kalbant. O šiandien yra įdomus pastebėjimas prancūzai, jie sugebėjo pakeisti vieną žodį kitų žodžių. Reiškia, yra nacionalité ir citoyenneté prieš 70 metų dar su žmonėm teko bendrauti, jie turėjo skirtingas sąvokas. Pilietybė ir tautybė, nacionalité ir citoyenneté. Šiandien to neegzistuoja. Jie pakeitė žodį pilietybę, tai yra žodis tautybė šiandien reiškia pilietybę. Nacionalité prancūziškai yra pilietybė. Tautybė, jinai dingo. Jie net nesuvokia, kas tai yra. Šiandieniniai žmonės, labai daug laiko praėjo. Jiems yra ištrinta iš istorinės atminties ir kai jie bendrauja tarpusavį, jiem neįmanoma paaiškinti, kas yra tauta. Yra kaip pase lietuviškam, jie pamato parašytą lietuviškam pase tautybę, rusas, žydas ar dar kažkas, jie negali to suvokti, nes jie neturi žodžio. Tai čia apie žodžio reikšmės tiesiog, tos, kaip šiandien pasaulyje slenkasi žodžių reikšmės. Čia daugiau pastebėjimas buvo. Dėkui. Prancūzai vis dėlto tą skirtį turėjo. Per Prancūzijos revoliuciją Peuple ir Nation. Žodžiu, per Prancūzijos revoliuciją tauta buvo sutapatinta su liaudimi. O prancūzų liaudis arba naujoji prancūzų tauta, kalbant tiksliai, buvo ne visi prancūzai, o tie prancūzai, kurie buvo priėmę apšvietos ir revoliucionierių idėjas. Pažangioji tautos dalis, bet čia šiaip sau. Dabar kalbant apie tas visas linktis, taip Vytautas gerai kalbėjo, kas vyksta Amerikoje, nes mažai kas supranta, kad Amerikos likimas iš tikrųjų sprendėsi ir visiškai priklausė nuo to. Amerika arba Jungtinės Amerikos valstijos rimtoje literatūroje iki šiol laikoma nesusiformavusia šalimi todėl, kad neįspręstas angliakalbių ir ispanakalbių integracijos klausimas. Kitaip tariant, Jungtinės valstijos turėjo galutinai susiformuoti, radus kažkokią ispanikų ir anglų sintezę. Jinai subirėjo. Tiksliau tariant, tapo nebeįmanoma. Čia yra perspektyvos požiūrių kažkas siaubingo be abejo. Nes integracijos procesas, kurio reikėjo siekti, keičia dezintegraciją. Dabar, jeigu kalbame apie šitos prancūzus, prancūzai turėjo silpną vietą, pažeidžiamą. Nes kuomet yra sukurtas be Brubakerio ir panašių autorių, nebe jų pastangų, savotiškai keistas mitas, kad yra tautos arba valstybės, kurios susiformavusios yra pilietinių pagrindų, valstybės, pilietinių pagrindų ir kultūrinių pagrindų. Ir Prancūzija laikoma valstybė susikūrusios pilietinių pagrindų pavyzdžių.
Kodėl buvo eliminuotas arba išleistas iš akių kultūrinis aspektas? Dėl labai banalios priežasties. Britai, prancūzai jau nuo ankstyvųjų gana viduramžių vis dėlto buvo nepaprastai galingos valstybės. Ir todėl ir kartu jos buvo Europos avangardė ir kultūriškai. Jau 13-14 amžius galime įsivaizduoti, kas ten dedasi. Todėl jiems nebereikėjo pabrėžti savo kultūriškumo, kultūrinio tapatumo. Kas patekdavo į jų sferą, automatiškai tapdavo britų prancūzų, ten niekas nediskutavo. Kultūriniai, kalbiniai klausimai buvo lemtis tokių silpnesnių vargšų. Ir štai tuo pagrindu, kadangi kad prancūzų, pavyzdžiui, britų raštijoje niekada tas kalbiniai ar kiti klausimai nebuvo nagrinėjami, buvo netgi politologijoje įtvirtintas mitas, kad galima valstybė be etninio pamato. Ir dabar Prancūzija, kol tas jų galia veikia, viskas klostėsi puikiai. Bet kai smogė šita imigrantų banga, katastrofa, o prancūzai net nesugeba įvardinti, kas įvyko. Jie išpūtė akis stebėsi, kas čia yra, kad tie prancūzai pjausto galvas jų mokytojams. Štai ką reiškia sąvokų, jūs teisus, sąvokų išnykimas ir dėl to išnyksta refleksija. Prasideda, nes politinė tikrovė nustojama kontroliuoti tą pačią akimirką, kai nebesugebė jos tiksliai įvardinti. Aš irgi priklausau istorikų mokyklą, sakysim, bet ne LDK, kitai. Štai mano knyga, neseniai išėjusi profesorius Sudatas Volteris ir lietuviai. 1882, 1906 metai. Man pavyko iki korono, iki karų apvažinėti Rusijos archyvus, Sankt Peterburgo, Maskvos, taip pat padirbėti Vokietijoje ir Bulgarijoje ir visą šitą sudėti oficialiai su jų leidimais. Taigi, čia yra, nes ne visai sutikčiau, kelčiau nuomonę, kad tie žmonės, kurie kovoja dėl kalbos Sankt Peterburge, Varnoje, įvairiuose Lietuvos vietose, būrėsi apie pačius garsiausius Europos kalbininkus, kurie dirba įvairiuose vietose, taip pat Europoje, lankėsi pas profesorių Volterį Sankt Peterburge, kurie laisvai galėjo turėti lietuviškas knygas ant stalo kaip mokytojai, kaip profesoriai, o Lietuvoje tai buvo draudžiama. Jie tą tautą suprato kaip modernijos tautos kūrimą, o moderni tauta privalo turėti savo valstybę. Ir čia valstybiniškumo procesų yra gana daug. Visų pirma, kalbant apie kalbą, turbūt yra neužtenka kalbėti, kad mes ją išsaugojame, dėl jos kovojame, 19 amžiuje visą tai tiesa, bet tuo metu kalba įgauna vaidmenį kaip politinė asmenybė. Jis įgauna visą politinę, sakysim, kažkokios tai realijos, politinės bendrijos statusą. Jis tampa, galima kalbėti, kaip visiškai atskiras veikėjas, kuris veikia ir kuris turi tikslą, ne tik kad kalbėti lietuviškai, bet kuris turi tikslą. Tas tikslas yra savo tautos išlaikymas, modernios tautos išlaikymas ir valstybės sukūrimas. Taigi čia galima būtų labai daug kalbėti, yra labai daug naujų dokumentų, tikrai labai daug naujų asmenybių. Aš noriu jums ją padovanoti, dėja turiu tik vieną knygą, yra mažas tiražas, net nežinau, kaip šiandien ką perduoti. Galima būtų diskutuoti. Aš manyčiau, tą sąvokas reikėtų truputėlį gerokai išplėsti. Ačiū, aš sugalvojau. Jūsų ta dovana įkvėpė mintį turėti ir NS biblioteką savo tokių knygų. Pristatymą dabar profesorių knygos reikės padaryti. Galbūt. Ačiū labai. Dovana neveltui. Reikia norėtųsi šiek tiek palaikyti. Žiūrėkit, pabandykime įsivaizduoti, kad esu dabar Europos integracijos ir federalizacijos advokatas. Sakau, brangūs lietuviai, jūs norite, reiškia, jūsų vis dėlto ir saugumo, jūsų sunkioji geopolitinė situacija, tik lietuviai, Latvijas, tai tos mažos tautos. Jūs norite homogeniškos tautos.
net iškirs visko norite, bet jūs norite veto teisės, bet nieko nepasiruošę dėl to reiškia aukoti. Ir tai kaip čia dabar yra? Tas advokatas sakyti, kad na, yra tokia situacija geopolitinė, kad dėl saugumo reikia gilintis, reikia kurti organizaciją, kuri turi tikslą ir jeigu ten, pavyzdžiui, ta veto teisė, reiškia, nutrukdo, reikia galbūt ją pamėginti. Tai, na ir gal iš dalies jie būtų teisūs, tokia situacija, karas vyksta jau 2 metai ir tautinė nacionalinė valstybė gal nebeatliepia tų, reiškia, saugumo iššūkių, kuriuos čia mes turime. Ir gal šiek tiek reikia nusileisti, lietuviai rinkitės ar 100 000 migrantų Lietuvoje, ar 100 000 su kareivių Lietuvoje. Tai ką jūs atsakytumėte tokiam? Realizacijos advokatai. Jeigu norės mane papildys, bet aš į šitą turbūt atsakyčiau taip. Aš tikiuosi, kad neatsitiktinė frazė buvo tame velnio advokato scenarijuje, kad jūs lietuviai nieko nepasiruošę aukoti. Ir tai nėra nieko. Jeigu mes šiandien kalbam apie tą vadinamą veto teisę, apie galimybę šalims blokuoti sprendimus ES, kuris sukelia tiek daug ginčių karo Ukrainoje ir stringančios pagalbos Ukrainai kontekste, tai ji nėra nieko, ji yra viskas. Šiandien renginio viduryje maždaug buvo turbūt tas momentas, kaip, nežinau, ar pavyko perteikti, bet aiškinau apie tas federalinius sprendimus. Ir kol šalys gali, kaip dėja dabar Vengrija, išeiti iš sprendimų arba juos blokuoti, pasilieka galutinį žodį savo, tol jos yra nepriklausomos suverenios valstybės, kad ir kiek bendradarbiavimo jos įsileidžia. Ta akimirka, kai jos atsisako šitos teisės, aš matau, kad viešoje erdvėje jinai yra kažkaip nureikšminama, tarsi kažkoks laiptelis, bet tai yra žingsnis per prarąją. Ta veto teisė yra žingsnis iš būties į nebūtį valstybėms. Nes kai jos atsisakoma, kontrolė yra galutinai prarasta. Mes dabar motyvuojam šitą struktūrinį ES pakeitimą konkrečia situacija ir aplinkybė, iš esmės dažnai net konkrečia šalimi, dėl kurios tarsi reikėtų visiškai pakeisti šitą ES valdymo principą ir keisti sutartis ir žengti į tą naują būklę, kurios net ir federaciją vadinti negalime. Bet dėl šitos vienos situacijos mes būtent sukurtume naujus visiškai veikimo modelius, kurių nebegalėtume valdyti. Priėmus tą taisyklę šalys ir ypatingai mažesnės šalys kaip mes, kurios nori ir suverenumo, ir saugumo, kaip jos drįsta, nebeturėtų jokios kontrolės, kaip kas bus toliau. Jos nebespręstų. Tam tikrų mastų tai jau dabar vyksta. Mes visi žinom, kas domimės, kad įstojom į vienokią ES, o dabar jie yra jau nemažai kitokia. Daug kas joje pasikeitė. Daug kas pasikeitė, per galinės duris. Ta prasme, be oficialių sutarčių keitimų. Nepaisant to, tu negali, padaręs šitą veiksmą, tu nustoji būti valstybė, nes nustoji lemti savo likimą, prarandi kontrolę sprendimų ir ne tik tų sprendimų, dėl kurių konkrečiai nutarėjai tą padaryti, ne tik, tarkim, dėl pagalbos tyrimo Ukrainai šiandien, tu visam laikui prarandi tą sprendimą. Nėra būdo, kaip atsisakyti veto teisės, bet tuo pačiu metu išsaugoti veto teisę. Arba nutarti prie jos grįžti. Žmonės dažnai taip apsigaudinėjo istorijoje ir ne vieną pavyzdį turbūt turim, bet tas niekada nesuveikia. Kartą atiduotas suverenumas, jis negrįžtamai prarastas. Išskyrus tokius variantus kaip išėjimas, visada gali išeiti, kol gali išeiti. Matėm, kad net Britams ginčytina, kad stipriausiai Europos šaliai tas buvo velniškai sudėtinga. Tai aš bent jau kvieščiau tą velnio advokatą ir iš tikrųjų žinau, kad šiandien Lietuvoje tai yra labai dažnas mąstymas tarp labai patriotiškų žmonių, nes mūsų regionas ir čia yra didžioji suktybė, žadėjau trumpai, bet vis tiek tenka išsiplėsti. Mano akimis čia yra didžioji suktybė. Kodėl? Todėl, kad būtent šalis esančios arčiausiai Rusijos ir Ukrainos yra tos šalis, kuriam šiandien santykinai yra svarbiausias saugumo klausimas, kurios pasiruošusios dėl to klausimo pro pirštus pažiūrėti visus kitus klausimus, įskaitant suverenumo. Ir nors dėl visų kitų klausimų jos kaip tik būtų gal skeptikės, per šitą saugumo klausimą gana manipuliatyviai jas įvilioja į tokią tarsi palaikymo situaciją.
Ir daugybė žmonių, kuriems rūpi laisvės kovos, rūpi nacionalizmas, rūpi kovo 11 ir vasario 16, rūpi Lietuva kaip tokia ir jos nepriklausomybė. Šiandien girdžiu, kaip sako, gal ir nieko, dėl to Orbano gal ir reikia tą veto atiduoti. Ta veto atiduoti yra iš esmės tas pats, kas 40 metais įsileisti kariuomenės. Dar ne prisijimti į Sovietų sąjungą, bet jau įsileisti kariuomenės. Labai panašu, kažkas tokio, aš bent taip sakyčiau. Tai nėra smulkmena, tai yra viskas. Ir šito žingsnio nereikėtų daryti. O iš interesų taško, sakykime, geopolitinio, gal taip galim pavadinti taško, iš esmės tas veiksmas, tas veto teisės atidavimas, kai dauguma, o ne visos šalis turėtų priimti sprendimus Europos vadovų taryboje, tiesiog didintų santykinę galią tų ir šiandien galingiausių valstybių, tai yra pirmiausia Vokietijos, Prancūzijos. Šitoms valstybėms kas būdinga, kokia būtų jų diktuojama politika, kurios nebegalėtų, ką ten Vengrija, bet jokia kita šalis užblokuoti. Tai būtų pirmiausia ta kultūrinių karų, ta vaukleftizmo politika vidaus reikaluose, tai būtų žaliasis tvarumas energetikoje, nereikia aiškinti visiems, kas domisi geopolitika, tai yra absoliučiai drastiškai naudinga Rusijai ir silpnina vakarus. Tai būtų tarptautiniuose santykiuose ir požiūrėje tą pačią Rusiją, pragmatiški santykiai, greičiau grįžtim prie įprastų kasdienių santykių, kokie buvo iki karo. Ir Prancūzija ir Vokietija bent jau visus pirmus metus tai buvo labai aišku, dabar po truputį darosi nebe taip ryšku, bet pirmus karo metus tai buvo akivaizdu, kad tai yra dvi šalis, kurios labiausiai nori greičiau nesusitikti per daug su Rusija ir B, kuo greičiau grįžti prie normalių kabutėse santykių. Ir tai būtų jų darbotvarkė, kurią jos lengviau, panaikinus veto teisę, lengviau primetinėtų visą Europos Sąjungą. Galų gale požiūris į ginklavimąsi apskritai. Mūsų regionas, kuris dabar per tą Orbano triuką yra viliojamas į šitą veto panaikinimo spastus, supranta, kad ginklavimasis būtinas ir jeigu tu žiūri į BVP skirimą NATO kontekste, tai mūsų regione yra visi tie atsakingiausiai skiriantis. Tie, kurie diktuotų daugiausia sprendimų panaikinus veto teisę, yra kaip tie, kurie mano, kad nesvarbu. Kad saugumas šiaip, būkim atviri, Rusija toli, iki Prancūzijos neateis, tas kietąją prasme saugumas, ginklavimasis yra praėjusio amžiaus reikalas ir šiandien tai nebe taip ir svarbu. Jų požiūris. Tai va visi šitie išvardyti požiūriai santykinai stiprėtų, o dalykai, kurie mums šiandien rūpi, faktiškai visi išskyrus Rusiją, taptų prarasti iš darbotvarkės, jeigu taip galima švelniai pasakyti. Taip, kad tiek iš principo, tiek ir žiūrint tiesiog pragmatiškai tai, kokios būtų pasiekmes, Lietuvai ir visiems, tiesą sakant, mūsų regione būtų baisi klaida tas veto teisės atsisakymas. Jeigu iš vis galima vadinti klaida, kai sakau, kad tai būtų valstybingumo atsisakymas. Valstybingumo atsisakymas ne šiaip klaida. Toks atsakymas. Sakykime, nacionalizmas ir demografija. Ar konkrečiai apie Lietuvą, žinant, kaip intensyviai tie lietuviai ir Lietuva nyksta, kokia laukia mūsų ateitis. Ir ar tai nėra, kad, sakykime, nes labai daug žmonių yra, kurie sako, nieko nepadarysim, neužbėgsime bėgimo, tėkmės, reikia susileisti visus, nes to čia bus tuščia ir nebus tam gyventi. Tai, sakykime, toks klausimas, ar mes nebūsim tokie patys savo ir tas nacionalizmas nebaisingas. Simptomiška, kad tie žmonės dažniausiai sako, kad nebus kam gyventi, o sako, nebus kam dirbti. Nes jiems rūpi ne tautos, o rūpi darbo jėgos klausimai. Kiek čia yra, ar užtenka ar neužtenka. Taip, yra didžiulė problema šiandien tiek kosmopolitiškai mąstančiose, tiek nacionalistiškai mąstančiose šalise, visoje vakarų civilizacijoje dėl demografijos mes nykstam ir mums reikia pripažinti, tai nelabai rūpi, nes veiksmų nelabai imamasi, bet bendras kontekstas toks, kad ko nors imasi kaip tik to šalis, kurios dar gina tą suverenumo principą. Pagrindė Višegrado šalis, nors gal ir ne tik. Tai vienas dalykas. Ar įmanoma atsukti? Įmanoma atsukti. Tai yra valios klausimas. Aš esu tikras, profesorius Gruževskis pasako ir aš jo autoritetą šitais klausimais tikrai gerbiu, kad mes esam peržengę ribą, kai visiškai vien be jokios imigracijos atsukti demografinių procesų yra vėlu. Nes piramidė demografinė yra per daug aukštinkojomis. Jaunų žmonių yra per mažai, o senų žmonių yra per daug santykyje.
Ir čia jau visiškai savarankiškai nebesusitvarkysim. Bet jau aš sakyčiau, kad žiūrint į realią situaciją per pastarosius 2 metus, su tuo, kas įvyko per pastarosius 2 metus, jeigu iš vis reikia imigracijos spręsti šitam klausimui kažkokiu mastu, valdomos kuo mažiau, bet kažkiek, tarkim, reikia, gerbent demografų nuomonę, tai ji jau įvyko. Ji jau įvyko. Per pastarosius 2 metus į Lietuvą atvyko tiek žmonių, kad niekas pagal jokias projekcijas neplanavo tiek atvežti, niekas nežino, ką su tuo daryti, niekas, tiesą sakant, nelabai drįsta pripažinti, kokio masto tai yra pokytis. Ir jeigu ir buvo poreikis demografijai spręsti, įsileisti kažkiek žmonių, tai tai jau įvyko. Mes galim vėl ramiai spręsti tą prieš tai buvusi klausimą, o kaip vis dėlto tą tapatybę apsaugoti ir kaip vis dėlto patiems demografinius procesus išspręsti. Demografinius procesus sprendžia 2 dėmenys, niekada po vieną neišsisprendžia. Tai yra gerovės klausimas, tai yra kiek jaučiasi socialiai, ekonomiškai saugus jauni žmonės turėti vaikų, nepriklausomai nuo nacionalizmo ar nenacionalizmo valstybė. Jeigu rūpinasi savo visuomenę, tai jie sprendžia šitos klausimus, jeigu nesirūpina, tai nesprendžia. Šiandien Lietuvoje, aš sakyčiau, jie yra nesprendžiami. Kitas dėmuo yra visgi su nacionalizmu tiesiogiai susijęs. Tai yra, kokios vertybės, nors tai nuvalkiotas žodis, yra diegiamos visuomenė ir jaunai kartai. Ar egzistuoja kažkur vertybių sistemoje tokie dalykai, kaip ne tik tavo kaip individo gyvenimas, bet tavo bendrijos gyvenimas, tavo kaip rūšies išlikimas, tavo kaip kultūros išlikimas. Ar tau rūpi, kad po tavęs čia gyventų tokie patys kultūrinė prasme žmonės? Nes kažkas vis tiek gyvens, nebūna, kad nieko nebūtų. Bet ar gyvens tie patys žmonės lietuviai? Jeigu visuomenė ugdo ir valstybė ugdo pagal nacionalistinius principus, kaip nacionalinė valstybė, jeigu jau esi nacionalinė valstybė, tai būk nacionalinė valstybė ir atitinkamai ugdyk savo piliečius, iš principo tu privalai kaip nacionalinė valstybė tą daryti. Nes kiekvieno darinio pareiga pirmiausia yra save išsaugot, vadinasi ir ugdyti piliečių nusiteikimą save išsaugot. Nacionalinė valstybė privalo taikyti tautinį ugdymą šitą prasme, ugdyti nuostatą, pratęsti šitą kultūrą ir šitą valstybę, kad ji čia būtų ir tada, kai manęs nebebus. Privalo. Tai va čia tas dėmuo, kuris yra nacionalistinis, kurio jokia imperinė ar ten kosmopolitinė valstybė niekada nepadarys. Ir jis tik su tais gerovės klausimais, su ekonominiais klausimais kartu gali išspręsti tą baisę krizę, kurioje esam ir kurios, tiesą sakant, dar niekas, man regis, neišsprendė. Bet kai kurie bent pradėjo bandyti. Kadangi klausimai niekada nesibaigia ir tai mane šiaip jau labai džiugina, aš dar turiu vieną klausimą, kurio būtinai noriu paklausti profesoriaus, jūs man atleiskite šitą piknaudžiavimą. Fašizmas. Pastarosiam dienom buvo labai aktualija, tas pats tautinis susivienijimas, čia juokauju, buvo paskelbtas esas fašistiniu, nes, kaip po to buvo pakomentuota, vadinasi nacionalinis susivienijimas, suprask, nacionalinis savaime reiškia fašistinis ir mes čia pereinam vėl prie to dažno nuvalkioto lyginimo, kad nacionalizmas yra kažkaip susijęs su fašizmu. Tai vienas klausimas, koks vis dėlto jų santykis ir kuo jie skiriasi. O antras klausimas, tai kaip vis dėlto, nes vėlgi dažnas ginčas, naikinama, nyksta tauta, tautiškumas ar ne? Jeigu nyksta, tai kaip ir kodėl, kaip jis yra naikinamas? Šitą klausimą paliesti reikia, nes vis dėlto sunku rasti žalingesnį ir pavojingesnį nacionalizmo puolimą, kaip dirbtinės sąsajos su fašizmu ir nacionalsocializmu. Na, pirmiausiai iš karto pasakysiu, kad jau vien pats fašizmo ir nacionalsocializmo plakimas yra ne tik nepagristas, tai yra absurdiškas. Fašizmas ir nacionalsocializmas politologiškai yra absoliučiai skirtingos valdymo formos. Dabar jeigu kalbame apie fašizmą, tai fašizmas be abejo pirmiausiai siejamas su Musoliniu. O kas buvo Musolinis? Yra rimtų nuomonių, kad iki pirmo pasaulinio karo vakarų Europoje, ne Rusijos imperijoje, buvo vienintelis tikras komunistas. Ir šito komunisto vardas be abejo buvo Benito Musolinis. Jis buvo Italijos socialistų partijos radikaliausio sparno
lyderis ir jie net laimėjo vienos Emilijos regijos regione, Romanos regione, net vietos rinkimus. Musolinis yra parašęs daug tekstų, kurių pagrindinis klausimas yra toks: ar marksizmas jau įsikvėpė? Musolinis buvo radikaliausias marksistas, kuris nusivylė marksizmu. Ir todėl pakeitė fašizmu. Jeigu kalbame apie fašizmą, tai fašizmas su nacionalizmu, švelniai tariant, neturi nieko bendro, nes tikroji Musolinio nusivylimo priežastis buvo štai kokia. Jis manė, kad marksizmui trūksta autentiškos revoliucinės dvasios. Nes marksizmas esąs pernelyg materialistinė ir vulgari filosofija. Ir todėl Musolinis nutarė, kad reikalinga dvasinga, absoliutaus veiksmo filosofija. Šitos filosofijos idėją jis paėmė iš Džentilės idealizmo, o principas yra toks. Pagal Musolinio fašizmo doktriną svarbiausia yra grynoji valia ir galia, kuri pasireiškia kaip sugebėjimas veikti. Šitas sugebėjimas veikti politiškai yra visiškai aklas. Jis nėra orientuotas į jokį tikslą, į jokią tautą, į jokią bendriją. Faktiškai tai reiškia, kad principas yra toks. Yra sugalvojamas bet koks tikslas, jeigu pavyksta įgyvendinti, didėja galia. Taigi fašizmas yra begalinio galios kaupimo doktrina. Ir tauta, tie patys vargšai italai, ten yra absoliučiai nereikšmingi. Tiek, kiek juos galima panaudoti kaip medžiagą kaupti galiai, galima. Bet iš tikrųjų Musolinio pagrindinė idėja – sukurti naują pasaulį. Visiškai naują, kaip ir marksizmo. Tik marksizmas sako, jis per silpnas. Nacionalsocializmas, kaip jau sakiau, skiriasi nuo fašizmo. Labai iš esmės. Bet nacionalsocializmas taip pat nėra nacionalistinė doktrina. Hitleris nebuvo nacionalistas. Priešingai, jis bjaurėjusi siaurakakčių vokiškų nacionalizmų. Hitleris rėmėsi ne tautiniu ar nacionalistiniu, bet rasiniu mąstymu. Ir jis buvo šventai įsitikinęs, kad kuriant naują antžmogio arba arijų rasę, vokiečiai tam praktiškai netinkami. Labai prasta medžiaga. Ir todėl neatsitiktinai naujosios arijų rasės atstovas buvo ne vokietis ir ne jokios tautos atstovas. Nacionalsocializmas buvo radikaliausia internacionalinė doktrina. Nes arijų rasiai turėjo teisę priklausyti tie, kurie atitiko tam tikrus antropologinius moksliškai nustatomus parametrus ir tiek. Štai kodėl šitas internacionalinis principas labai puikiai atsispindėjo Vokietijos armijai. Buvo Wehrmachtas, vokiečių kariuomenė, ir buvo SS. Kas buvo SS? Internacionalinė kariuomenė. Visos praktiškai Europos tautos turėjo SS divizijas. Latvija turėjo 2, Estai, pavyzdžiui, 1. Galingiausia SS divizija buvo, tiesą sakant, net ne vokiška, o divizija vadinasi Valonija, kuriai vadovavo toks Leo Digrelis, labai didelis politinis veikėjas. Belgijos prancūzakalbių divizija. SS diviziją turėjo ukrainiečiai, Galičina ir kas tik nori. Jų kokybė skiriasi. Bet, pavyzdžiui, Latvijos estų divizijos buvo kietos. Ir antžmogio prototipas buvo ne kažkoks vokietis, antžmogio prototipas buvo esesininkas. Ta reikia turėti galvoje.
Todėl šitas šmeižtas, nacionalizmo sėjimas, ateina iš sovietinių laikų. Kodėl? Kai Stalinas prastai sugyveno su Reichu, ir tai kas buvo? Jis kovojo su nacionalizmu Sovietų sąjungoje. Sovietų sąjunga negailestingai slopino nacionalizmą kaip politinį pavojų. Nes nacionalizmas potencialiai buvo suvokiamas kaip veiksnys, kuris skatins atsirasti nacionalinės valstybės vietoj imperijos. Ir galiausiai atsirado nacionalfašizmo sąvoka. Jie atsirado Kazachstane. Ten semint arba susidorojant su vadinamaisiais nacionalistais, vienas toks Airapetjanas buvo NKVDistas garsus. Padarė apklausos protokolą ir staiga atsiminė, kad pagal Stalino įstatymus už nacionalizmą grėsė daug metų lagerio. Bet kadangi fašizmas buvo priešas, už fašistinės nuotaikas grėsė mirties bausmė. Tai jis nukalė naujadarą, nacionalfašistas, kuris automatiškai tardomajam dovanoja mirties bausmę. Ir šitas naujadaras išplito visoje Sovietų sąjungoje. Paskui perėmė Kominternas ir kuomet ponas Maldeikis ar ponas Valentinavičius mus vadina fašistais, tai šičia tradicija ateina iš čia. Taigi, o kaip yra likviduojama, gal tada kitą kartą. Dėkojam autoriui pačiam, Joram Rašonį. Parašytą knygą, kuris turėjo tiek diskusijų mūsų auditorijoje. Ir žinoma, Vytautui Sinicai už pasirinkimą šios knygos, kad išvers šią knygą į lietuvių kalbą. Tai ačiū jums visiems atėjusiems. Linkiu gražių, šventų, tyrų, prasmingų šventų kalėdų.